bendraminčiai. Sveikinuosi su jumis ir vis dar noriu pakalbėti tą pačią temą. Nežinau, kodėl man taip atliepia, galbūt dėl to, kad aš pati dar einu tam tikras ir transformacijas ir trinu matyti, o tiesiog trinu irgi savo senus kodus. Ir dėl to kažkaip norisi pasidalinti, kad jeigu kažkas irgi galbūt patiriat kažkokias transformacijas, kažkokius pokyčius savyje, norisi padrąsinti jūs, kad eitumėt ir nebijotumėt tų transformacijų ir tų pokyčių. Ir iš tiesų aš kalbu apie tai, apie patraukimą save iš ten, kur yra negera, kur sunku, kur reikia prisitaikyti, apsimetinėti, kur galbūt mes esam tik dėl to, kad iš baimės pasitraukti iš tos vietos, dėl to, kad mus ir nežinomybė iš tiesų baugina, nes tai ir yra didžiausias stabdis tikriausiai, nes mes kai priprantam prie kažkokių tai dalykų ir patirti ir išeiti į naujus dalykus mums būna ganėtinai sunku. Dėl to mes ir būnam linkę prisitaikyti prie tam tikrų aplinkybių. Tik labai svarbus momentas yra dabar tas, kad kai žemės vibracijos keičiasi, kai keičiasi, žodžiu, visa aplinka keičiasi ir žmonėm irgi teks pasikeisti. Ir iš tiesų tos sielos, kurios jau turi potencialą šiuose įsikūnijimuose pasikeisti ir atrasti savo šviesą, tai tom sielom pradės užsidarinėti senieji karminiai portalai ir tiesiog žmonės bus tiesiog išstumiami iš tų vietų, kur neberezonuoja su jų bundančia vibracija, su jų bundančia energija. Ir čia aš noriu pasakyti, kad iš tiesų tai nėra lengva ir nepatiks mūsų ego tokie dalykai, nes be jokios abejonės žmonės, su kuriais jūs galbūt bendraujat ir esate toje aplinkoje, jūsų nepalaikys dėl tam tikrų pokyčių, nes iš tiesų, dėl ko taip sakau, nes aš ir sutinku žmonių, kurie lyg ir nori pokyčių ir matau, ir iš tiesų ir man tas pats buvo, norisi pokyčių, tačiau matai, kad aplinka ne greičiausiai, bet to nepalaikys ir nepasakys, kad tai yra teisinga, nes jie pripratę matyti mus irgi tam tikrus tokius, kokius matė visą sakykime, tą laiką, kiek mes bendravom. Tai va, o iš tiesų išeiti iš kažkokių santykių, tiek darbinių, tiek draugiškų, ar santykių vyras moteris, tai yra be abejonės sunku, tačiau yra toks aspektas, kaip žmonės iš tiesų susitinka, tarsi atsitinka taip, kad vienas galbūt įsijaučia į aukos vaidmenį, o kitas į skriaudėjo ir nors dažniausiai galbūt tas skriaudėjas jisai nesijaučia labai skriaudėjų, jis tiesiog gyvena taip, kaip elgiasi, tai labiau reikėtų matyti, kalbėti ir pažymėti apie tuos, kurie yra įsijautę į aukos vaidmenį ir galvoja, kad kažkaip čia tas gyvenimas klostosi ir lyg ir netaip turėtų viskas klostytis, nes tos neteisybės kažkokios, tos skausmo galbūt tiek daug pas kažką gyvenime, tačiau mes patys leidžiam tam skausmui ir neteisybei vykti, būti ir būti mūsų gyvenimo dalimi. Ir mes tą iš tiesų kaip leidžiam, tai taip galim ir sustabdyti ir pakeisti. Ir noriu visus patikinti, pastiprinti ir padrąsinti iš tiesų, kad tai kiekviena gyva siela, kiekvienas žmogus gali pakeisti savo realybę, gali pakeisti savo būseną, savo jauseną ir savo nepagarbą sau
į didelę meilę ir pagarbą sau. Ir žodžiu, jeigu tik tai mes to panorėsim, kaip man ta mintis tokia kažkada atėjo ir labai man ji patinka, kai mes pasirinksim prisiminti esantis nuostabios sielos, stiprios, dieviškos, kuriančios ir vertos savo pačių pagarbos ir meilės ir mūsų kūrėjo meilės. Ir kartais galbūt kai kurie mūsų poelgiai gyvenime prisiminus mums atrodo ir neįtin galbūt ir gražus, ir geri, ir teisingi, galbūt mes patys kažkur save ir paminėm, pažeminam ir su kitais galbūt netinkamai elgiamės ir dažnai tos mintis grįžta, kad kaip taip galėjo būti, kodėl mes buvom vienokie ar kitokie ir kaip gyventi toliau. Tai žodžiu, kai žmogus sugrįžta į save, kai jisai susirenka save ir į tą tokią vienovę savo, sielą savo susiranda, tai tos mintis jos nebeateina taip dažnai ir jos iš vis nebeateina iš tiesų. Ir netgi ką mes gyvenime esam padarę, iš tiesų tai lieka visiškai praeitis, nes žmogus tiesiog pradeda jaustis, kaip tarsi ne su manimi tai visą tai buvo atsitikę, nes papuolė į visai kitą realybę, visiškai kitas energijas, visiškai kitas vibracijas ir tos senos praeities vibracijos, jos tiesiog išgaruoja, nes mes tarsi uždarom tuos portalus ir pradedam naują etapą ir tuomet atsidaro mums nauji šitie portalai. Tai va, ir kai tie portalai pradeda mums atsiverti, tai iš tiesų gali nutikti taip, kad mes tarsi net to neplanuodami ir nenorėdami tiesiog pradėsim kažkokius žingsnius daryti, galbūt sustabdysim kažkokius žmonių poelgius, galbūt pradėsim pasakyti ne, iš tiesų kažkam, kam nepritarėm ir kam norėtume pasakyti ne, nors galbūt tam tikrą laiką mes prisitaikydavom ir netgi tada, kai labai nesinorėjo sakyti ne, mes ir nesakydavom, o nors labai norėdavosi, tačiau dabar mumise tarsi nevalingai galbūt atsiras tokie atsitikimai, sakykim, galim taip juos gal įvardinti, kad tarsi spontaniškai mes nebepasiduosim kažkokiom neigiamom situacijom ir šalinsim save iš tų situacijų, kur seniau galbūt mes prisitaikydavom ir apsimesdavom, kad tai tarsi viskas tvarkoje, nes iš tiesų net ir kai gyvename su žmonėm bendraujam, mes kartais juos pradedam tiesiog teisinti, kad jei kažkas ir atsitiko negero, bet štai pažiūrėkim, atsitiko ir gerų dalykų, ir kažkada tas žmogus galbūt su mumis ir visai gražiai elgėsi, tačiau jeigu mes vis dažniau ir dažniau leisim žmonėm su mumis elgtis netinkamai ir nepagarbiai, tai čia dabar atsitiks taip, kad tikrai tam tikrai daliai žmonių tiesiog pradės visą tą rodyti, kad jau laikas susijimti ir pradėti gerbti save, nes galbūt su jumis bus elgiamasi taip blogai, kaip dar niekada nebuvo elgiamasi. Ir žodžiu, kai mes kaip žmonės priemam kažkokius gyvenimo smūgius, išbandymus ir sakom, čia mes stiprus, mes čia atlaikysim, viskas praeis, kam nepasitaiko, visiems būna, visiems pasitaiko, juk toks yra gyvenimas, kad reikia kartais pakentėti, kad žodžiu,
gyvenimas ne rožėm klotas ir visko ten kažkaip tobulai tam gyvenime negali būti, tačiau tai yra tik saviapgaulė ir iliuzija, kad mes kaip tokias pinklės gyvenimo, kad mes tik neišsilaisvintumėm ir neišeitumėm į tą laimingą šviesų gyvenimą, kur iš tiesų nereikia prie nieko taikytis ir prisitaikyti, o tiesiog kur mes galėtume būti savimi. Tai va tas dalykas tikrai pradės rastis žmonių gyvenimuose, kad situacijos dar labiau paaštrės, dar labiau sustiprės ir kai kurie žmonės tikrai bus priversti tiesiog šalintis iš šitų darbo kažkokių vietų, iš santykių, iš draugysčių, žodžiu, iš bet kokių vietų, kurios mus kaip žmonės menkino ir nevertino ir žodžiu, nes mes iš tiesų, kiekviena gyva siela, kiekvienas žmogus šioje žemėje nusipelno būti gerbiamas, mylimas ir vertinimas. Tai yra ir mūsų pačių, ir aplinkinių. Ir kai mes pradėsim mylėti, vertinti save, išmoksim su savimi pagarbiai elgtis, tuomet ir aplinka pasikeičia. Ir iš tiesų to jums labai linkiu, labai drąsinu ir tikrai visi ir kiekvienas